Daiktų atiduotuvėse gimsta įstatymų projektai, o su jais Lietuvoje mažėja skurdo. Kaip tai vyksta? Kartą atiduotuvėje paskelbiau, kad dovanoju džinsus. Jų atvyko pasimti smulki mergina vardu Oksana. Oksana man spėjo papasakoti, kad ji serga vėžiu ir dėl to yra įgijusi neįgalumą. Kadangi nesukaupė darbo stažo, o vėžiu susirgo ji šiek tiek vėliau, ne vaikystėje, ta pašalpa, kurią gauna Oksana, tesiekia 173 eurus. Būtent šių eurų turi užtekti jos pragyvenimui. Oksanos istoriją atsinešiau į Seimą ir kartu su Monika Ošmenskiene parengėme įstatymų projektą. Geroji žinia, kad įstatymų projektas buvo priimtas ir pašalpos dydis padidėjo iki 2 kartų. Prastoji žinia yra ta, kad toks didėjimas vis tiek išlieka per mažas, dalis žmonių lieka gyventi žemiau skurdo ribos. Socialinių reikalų ir darbo ministerija yra pažadėjusi, kad pašalpos bus ir toliau didinamos. Na ir šį pažadą mes kartu su Monika Seime atidžiai sekame. Ši išmoka turėtų būti išsaugota net ir tada, jeigu žmogus dirba. Dauguma šių žmonių turi labai mažą darbingumą, kuris tesiekia 10%, kartais 20%. Tokio mažo darbingumo užtektų nebent prisidurti papildomai prie pašalpos, kad gyvenimo lygis šiek tiek pakiltų. Deja, pagal įstatymą arba gauni pašalpą, arba dirbi tuos savo 10% darbingumo ir gauni turbūt gal tik 50 eurų atlyginimo. Darbas yra svarbus kiekvienam neįgaliajam, todėl kad tai yra buvimo bendruomenėje dalis. Tai yra jausmas, kad tu esi reikalingas, kad tu atneši kažką gero žmonėms, kad tu turi vertę. Todėl galimybė dirbti neturėtų būti atimta iš ne vieno žmogaus Lietuvoje. Man svarbu, kad papasakojate savo problemas ir idėjas, nes tai padeda gimti kartais patiems reikalingiausiams projektams Seime.